Sveiki! Šiandien parodysiu įrankius, kokius naudoju patikrinimui, ar reikalingi archeologiniai tyrimai teritorijoje ar ne. Tai dažniausiai, kiek žinau, jūs visi naudojate regiją. Aš kaip archeologas labai dažnai naudojuosi kultūros vertybių registru ir parodysiu, kuo jis yra pranašesnis prieš regiją. Taip sutaupysite tikrai nemažai laiko ir galėsite, nelaukdami iš manęs atsakymo, pasitikrinti tiesiog, ar jūsų darbų zona patenka į saugomą teritoriją ar ne. Štai, pavyzdžiui, turiu dabar šiuo metu įsijungęs regijoje, Vilnių, aplink Konstitucijos prospekto teritoriją. Ir čia, jeigu pažymėsiu kultūros paveldo teritorijos, pasirinksiu ar ne. Pažymį matot labai daug, praktiškai visas langas užštrichuotas, viskas čia rodoma yra, kad saugoma. Pamatę tokį vaizdą, be jokios abejonės iš tikrųjų nuspręsti užsiklausti pas mus, kad patikslintumėm, kad pateiktumėm kainą. Kartais tai gali iš tikrųjų sudaryti jums kažkokį tai langą laukimo, kurio galbūt jums visai nereikia, jeigu skubate pateikti pasiūlymą. Taigi, ką darau aš? Aš tokiu atveju renkuosi kultūros vertybių registrą, ar ne? Žinu į kvr.kpd.lt. Pasirenku nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Ir čia, gal kad būtų greičiau, tą pačią vietą pasirinksiu. Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais vietos, archeologinė vietovė. Ir štai prisitrauksiu tą pačią vietą. Irgi maždaug ta pati vieta, aplink Konstitucijos prospektą. Kažkas tokio. Ir palyginimui, dabar grįšiu truputį į regiją. Ir kaip matot, regijai šita visa šiaurinė dalis Konstitucijos prospekto yra pažymėta kaip saugoma, ar ne, pilnai užštrichuota, o kultūros vertybių registre ne. Tai kas čia įvyko, kas čia gaunasi. Paprasčiausiai, jeigu sluoksnių valdyme pasirinksiu papildomas apsaugos zonas ir kultūros vertybių registre bus pažymėta. Taip, pažymėta žaliai, kas reiškia, kad tai yra vizualinės apsaugos pozonis. Kažkodėl tais, nežinau kodėl, duomenys į regiją perkeliami yra pertekliniai iš esmės, jie nediferencijuoti ir čia viskas yra užštrichuota kaip kultūros paveldo teritorija. Ribos yra, jos atsiskiria, bet kas tai yra mes negalime pasakyti, nes iš esmės mes tokios informacijos negalime gauti regijai. O štai kultūros vertybių registre tai yra puikiai apžvelgta ir mes žinom, kad štai vizualinės apsaugos pozonis čia yra, pasižiūrėjome ir kaip jau nekartą esu sakęs, vizualinės apsaugos pozonyje archeologiniai tyrinėjimai yra nereikalingi. Nebent, aišku, būtų kažkoks specialus reikalavimas iš kultūros paveldo departamento, jie turi naujausius kažkokios informacijos apie aptiktas vertybės, dar tokios, kuri net nėra suvesta į registrą, nėra patobulinta, nėra updatinta ir mes šito dalyko dar negalime matyti. Tai va. Tuo pačiu, kol jau esame čia, dar vieną funkcionalumą parodysiu kultūros vertybių registro, tai yra kultūros vertybės aprašymas. Tai jeigu mes paspausime ant Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės, ar ne, atsidarysime kultūros vertybės aprašymą, pamatysime, kad vertingų savybių pobūdis yra archeologinis, memorialinis, tai iš karto matome, kad archeologiniai tyrimai čia yra reikalingi ir jos visada įrašys kultūros paveldo departamento specialistai. Jeigu jums derins statybos leidimą ar projektavimo sąlygas išdavinės, tai yra normalu ir todėl, kad tiesiog šiame objekte yra tokia vertingoji savybė. Ne? Pavyzdį padarysiu, pavyzdžiui, su skansenu. Irgi galime atsidaryti. Palyginimui pažiūrėsim. Štai čia vertingųjų savybių pobūdis yra architektūrinis ir urbanistinis. Taigi, jeigu jūs derinsitės žemės kasimo leidimą, kažkur tais Fino gatvėje, pavyzdžiui, patenkančioje dalyje į skanseno teritoriją, jums archeologiniai tyrimai čia yra nereikalingi, nepaisant to, kad patenka ir į teritoriją. Taigi, šiandieną tiek. Panaudokite, pabandykite šį įrankį. Gal pamatysite ir jūs rasite kažkur tai daugiau naudos, negu kad tikrindami regijoje. Tai tiek šiandieną. Sėkmės, viso geriausio.